Kokia yra CF Moto sėkmės paslaptis? Šiandien esame Hangžou, šalia Šanchajaus įsikūrusiame mieste, o čioje CF Moto širdyje, kur gimsta visa CF Moto technika. Čia atvykome neatsitiktinai. Norime išsiaiškinti, kur slypi sėkminga CF Moto istorija. Paskutinį kartą Kinijoje lankiausi prieš 2 metus. Per tą laiką gamykla labai pasikeitė. Pavyzdžiui, 2 skirtingus padalinius skyrusi plati gatvė dabar sujungta tuneliu, kur automatizuotomis sistemomis gabenamos reikalingos dalys gamybai, o tuneliu darbuotojai greitai gali pereiti iš vieno pastato į kitą. Kaip šis prekės ženklas tapo sparčiausiai augančių motociklų gamintojų Europoje ir jau daugiau nei 10 metų lyderiaujantis keturračių prekės ženklas daugiau nei 30 pasaulio šalių. Lietuva čia neišimtis, 2 iš 3 parduodamų keturračių yra CF Moto. Tad išsiaiškinkim, kur yra CF Moto sėkmės paslaptis. Šiandien gamintojai visame pasaulyje susiduria su dideliais iššūkiais. Griežtėja aplinkosaugos reikalavimai, žmonių poreikiai keičiasi greičiau nei bet kada anksčiau, o technologijos juda milžinišku tempu. Tačiau CF Moto sugeba prie viso to prisitaikyti. Jie puikiai supranta, kad vien tik tobulinti technikos galią nebepakanka. Norint išlikti konkurencingiems, būtina diegti naujoves ir nuolat judėti pirmyn, kartu su sparčiai besivystančiomis technologijomis. First, I think, and this is very challenging for us, every year environmental regulations for vehicles are getting stricter and stricter. And this is increasingly hard to handle because it's not a global regulation or a global standards, but we are facing regional regulations all over the globe, which means that we have to develop different vehicles for different local settings. Vienas iš CF Moto populiarumą lemiančių veiksnių yra pasiekiamumas. Šiandien visame pasaulyje veikia daugiau nei 7000 salonų, kuriuose galima įsigyti CF Moto techniką ir gauti oficialų aptarnavimą. Tai reiškia, kad klientas bet kur pasaulyje gali jaustis užtikrintas. Pagalba ir priežiūra jam bus visada lengvai pasiekiama. So we have established a network of really good distributors and dealers, more than 7,000 shops around the world. Which means that the customer can not only buy the machine, but get the after-sales service and the treatment that he needs. So this is our centered approach for the customers. Lietuvoje CF Moto jau seniai tapo lyderiu. 2 iš 3 parduodamų keturračių yra CF Moto. Ši populiarumo banga ryški ir visoje Europoje, kur gamintojas sparčiai stiprina savo pozicijas. For ORVs in Europe, we are by far number 1. Even since 2018, we're the number 1 brand in Europe, also in Australia, but in Europe more dominantly with a very, very dominant market share. We hold the number 1 spot in the market in 33 countries currently, which is quite successful. And if you look at the big US market for ORV products, we're currently number 4 with about a 10% market share, maybe slightly above 10% market share. And we have significantly grown over the past years. We have gained the number 1 market position in Europe, also of course in Lithuania. And we are very proud of that. We will keep improving so that we hold this position. Europa yra viena sudėtingiausių rinkų. Čia itin įvairios klimato sąlygos, griežti aplinkosaugos standartai ir labai reiklūs vartotojai. Todėl būtent čia formuojamos keturračių vystymo kryptys. Jei modelis sėkmingai pasirodo Europoje, labai tikėtina, kad jis puikiai pritaps ir kitose pasaulio rinkose. The market has very distinct characteristics. So in Europe, the users are more experienced than in other territories, and they're demanding much more from the product. And then in Europe, you have the challenges of geographical and topographical issues. You come from the very cold north, you have the Alps in the middle, a mountain area, you have very hot south. So it's demanding for a product. And for us, if we can make a product work in Europe, it will most likely work everywhere. So this is why Europe is very, very important for us. Then we have talked before, the regulatory system in Europe is extremely strict. It's maybe the most challenging in the global world. This is not only a disadvantage, it's an advantage because it helps us drive innovation. We are forced to innovate the products to stay in Europe. Kalbant apie motociklus, Lietuvoje CF Moto dar tik kyla į viršų, tačiau tai daro greitai ir užtikrintai.
Per keliarius metus gamintojas įkopė į aukštas pozicijas naujų motociklų pardavimuose. Tad panašu, kad Lietuvos keliuose CF Moto matysime vis daugiau. Regarding the two-wheelers, we hold the #1 spot in the Chinese market for large displacement motorcycles. And we have increased our global presence really significantly, as you also can see in your country. We are already top 3 in some markets. We are among the top 10 brands in 9 markets globally, which is a big success for a relatively young motorcycle company. And for us, this is the proof that with our product strategy, we're going in the right direction. We are really proud that we're starting to be more and more recognized on the global marketplace. Technologijos vienas stipriausių CF Moto variklių. Kiekvienas naujas modelis turi aiškiai matomų patobulinimų, kurie nėra tik kosmetiniai. Tai realūs sprendimai sukurti gerinti saugumą, patvarumą ir važiavimo patirtį. I think it is because we're really technology driven. This is something that it is in our DNA, in our genes. Our company has steadily increased the level of investment in research and development, and we have pursued international technological partnerships with good partners which enable us to manage these core technologies that we need through these cooperations. Labai svarbu, kad CF Moto nuolat reaguoja į vartotojų atsiliepimus. Jei iš tam tikro regiono ateina signalas apie smulkias problemas, jos sprendžiamos čia ir dabar. Jau kita nuo konvejerių išriedėjusi modelio versija būna atnaujinta, su ištaisytomis klaidomis ir pagerintais sprendimais. Secondly, and I think this is almost most important, we follow a very user-centered philosophy. By constantly collecting feedback around the world from the vehicles, we can have the data. From the users, we can have the feedback. And this allows our product management teams to really accurately predict what is going on in the market, where do we need to go, and which products do we need to develop. And then, of course, we have the benefit that with this feedback and with the speed of a Chinese company, we can react flexibly and create new products based on the feedback of the customers. Didelė dalis CF Moto investicijų keliauja į naujų technologijų kūrimą. Dėl to jų motociklai ir keturračiai tampa vis patvaresni, saugesni ir turi funkcijas, kurios paprastai diegiamos aukštesnės klasės technikoje. We have spent more than $70 million in R&D spendings just in the first half of 2025. So you see, spending in R&D is something that we really focus on. And it is done to provide our customers with a safer and more enjoyable product. Nemažiau dėmesio CF Moto gamykloje skiriama ir darbuotojų geroviai. Čia įrengtos sporto salės, poilsio erdvės bei parduotuvės, o darbo grafikai sudėlioti taip, kad darbuotojai galėtų reguliariai pailsėti ir išlaikyti balansą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Gamykloje veikia kelios valgymo zonos su skirtingų virtuvių restoranais, todėl kiekvienas gali rasti tai, kas jam patinka. Kadangi Hangzhou yra labai didelis miestas, aplink gamyklą pastatyti patogūs viešbučiai darbuotojams, su visais patogumais ir poilsio zonomis, kad gyvenimas šalia darbo būtų kuo komfortiškesnis. Pastaraisiais metais CF Moto itin aktyviai dalyvauja motosporte. Nuo Moto2 ir Moto3 pasaulio čempionatų iki CF Moto Thunder Racing komandos sėkmingai triumfuojančios pasaulinėse V2RC Rally Raid varžybose. Čempionatuose surinkta patirtis leidžia kurti dar patikimesnius ir sudėtingoms sąlygoms pritaikytus keturračių ir motociklų modelius. At the same time, you can see that we're building also our brand. It's not just the product, we're also building our brand. We do so by things like participation in racing activities. So you know that we're participating on the World Championship level, Moto3, Moto2, also with the four-wheel team. Of course, you know this best with Antanas. We are successfully on the racing stage, which helps us. I think the combination of these factors is what really drives our business and makes us successful. CF Moto nenustoja judėti į priekį. Kiekvienais metais pristato naujus modelius ir technologijas, prie kurių jų klientai jau yra įpratę.
Būtent nuolatinis atsinaujinimas ir leidžia CF Moto išsiskirti iš daugelio kitų gamintojų. Jie ne tik reaguoja į rinką, bet dažnai patys ją formuoja. Our products will be based on new platforms that you will be seeing soon, and these new products will be just improved in a lot of ways and also be a balance in between performance and value for money, things like that. So we will continue to be on our way successfully, but the main thing is that the whole company, the whole CF Moto Group is following globalization, electrification and intelligent services, which will be more important in the future. So this is the direction in which we are going, and you will be able to see a lot of exciting products soon. Tai, ką šiandien pamatėme, tik dar kartą įrodo, kad CF Moto sėkmė nėra atsitiktinė. Už kiekvieno keturačio ar motociklo slypi milžiniškas darbas, inovacijos ir žmonės, kurie tuom gyvena. Tad jeigu dar neteko, rekomenduoju CF Moto išbandyti ir jums. Tikiu, kad liksite maloniai nustebinti.